Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Sveiki, šiandien laidoje matysite. Prisiminsime paskutinį pokalbį įrašytą praėjusių metų, lapkričio pradžioje, su Anapilin išėjusiu jo ekscelencija Algirdu Brazausku. Apsilankysime Ignalinos miškų urėdijoje. Laidos pabaigoje pakalbinsime medžiotojus ir pasėdėsime bokštelyje, o kol kas reklama. Ieškote grožio salono savo draugiai? Autoplovykla, esanti Basanavičiaus ir Vaidoto gatvių kampe. Puikus pasirinkimas. Cheminis salono valymas, poliravimas, fantastiškas aptarnavimas, o kainos žemiškos. Apsilankykite. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kitas sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Praėjusią savaitę amžinos medžioklės šalį išlydėjome medžiotoją numeris 1, jo ekscelencija Algirdą Brazauską. Jo gyvenimo aistra buvo medžioklė. Laidos kūrybinė grupė nekartą teko kartu su prezidentu medžioti. Praėjusių metų lapkričio pradžioje, minint Švento Huberto medžiotojų globėjo dieną, jo ekscelencija Algirdas Brazauskas priėmė mus savo namuose. Pažiūrėkime dar kartą šį reportažą. Ir daug medžiojęs jūs esate tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje, ten medžiotas yra bendrai gerbiamas žmogus, ten ypatingai gerbiamas. Mano šimtmečiais. Nu, šimtmečiais susiformavo požiūris. Todėl, kad ten medžioja įvairius socialinius sluoksnius žmonės, pradedant baronais, grafais, ir baigiant eilinio kaimo žmogumi. Ir jie vis tik tai sugeba, kiek aš pastebėjau, išlaikyti tą lygsvarą. Vis tik tai tarp tų, kurie, sakyčiau, turi tam tikrą svorį visuomeniai ir tų žmonių, kurie vietiniai gyventojai aplink tos miškus ir arė ir sėja ir vala ir dirba miškuose. Vantat? Ir juos pakviečia į medžioklę. Kartu ir juos pakviečia. Čia yra irgi tradicijų klausimas. Pavyzdžiui, Vokietija yra kiškių medžioklė. Taip? Vieną kartą per metus. Visos apylinkės medžiotojai susirenka, o jų gali būti apie 100. Medžioja dideliuose plotuose, katilais, ir tai būna didžiulė šventė, visos apylinkės. Kur maloniausiai teko medžioti? Žinot, man maloniausiai medžioti buvo Lietuvoje, elnius. Rujos metu. Vakare apvažiuodavau arba apeidavau kai kurios plotus, kur baubia, kur pradeda baubti, kur išeina bandos į atviras pievas arba į birijas. Apžiūrėdavo. Ir tada iš ryto. Per naktį laukdavot? Jie pavargdavo, netokie dėmesingi būdavo.
Nu, patelės. Labai saugai. Jis labai saugodavo, tuo metu ypatingai išeiti. Ir prisėlinį, daugiausiai prisėlinį. O kaip šiaip patiko Afrikoje medžioti? Nu, matot, Afrika tai turi senas tradicijas, komercinį medžioklį. Matot, vieną kartą nuvažiuoti, pamedžioti. Pažiūrėti pačią aplinką. Matyti aplinką. Turėti vieną kitą, kaip ir aš turiu Afrikos keletą antilopę. Man atminčiai užtenka. O kaip su meškom jums sekės? Estijai nušovė mešką. Estijai mešką nušovė. Lokį patiną. Rugpjūčio mėnesį. Pabaigoje ant avižų. Vieną naktį niekas neišėjo. Kitą naktį išėjo. Lokys. Šviesų, man kaip dabar. O aš ant žemės tai nebuvau bokšto tai vietą. Taip savo. Pasijutau šiaip savo. Jau turėjau garantuotai šaudyti. Kad nebūtų. Ir ramiai, nes 260 kilogramų, tai toks jau neblogas. Tai jau neblogas, jau. Meškiukas. Jau čia nebe meškiukas, jau čia kaip Estijai, nes Estija mažesnė. Taip. Čia jie patys stebėjosi. Kaip toks išėjo, ne patelio, o patinas. Šiandien, kaip daugelis medžiotojų ir nemedžiotojų žino, yra lapkričio 3 diena, o tai yra Švento Huberto diena. Gal truputį, Jūsų ekscelencija, daugiau apie tai žinot, kaip pirmas Lietuvos medžiotojas, gal... Anksčiau nešventėm kartu visi, kaip tai nebuvo tokios mados Lietuvoje, tačiau nepriklausomybės metais, kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau įsijungiame, susirenka didelį būriai medžiotojų su savo trofėjais, su savo skanėstais, ir labai gražiai praleidžiu laiką. Aš stengiuosi pabūti, padalyvauti ir, žinoma, labai džiaugiuosi, kad atsistato tos tradicijos. Ir žinoma, aš visus sveikinu medžiotojus, kurie laikosi šitų tradicijų, papildo tas tradicijas mūsų. Kaip būtų galima suartinti tą visuomenę su medžiotojais? Žinoma, nėra taip paprasta suartinti. Aš manau, kad kaip tik tokie susibūrimai, tokie šventės, kurias ateina ne tik tai medžiotojai, bet labai svarbu šeimos nariai, žmonas. Dar antras dalykas, tai vis tik žiniasklaida. Per žiniasklaidą tai galima labai daug padaryti. Bet pas mus mažoka tų laidų, matyti, kad ir finansavimo klausimai iškyla labai aštriai, ir suprantu šitą dalyką. Bet iš kitos pusės medžiotojai, kurie kalba kitom temom, galėtų galbūt ir užkabinti ir medžioklės temą patys. Tada dėkui Jūsų ekscelencija Jums už interviu ir laukiu. Miškininkai nori, kad pasodintos kultūros užaugtų iki tokio amžiaus, kad jas būtų galima pavadinti mišku. Medžiotojai ir kiti miško lankytojai nori, kad tas užaugęs miškas būtų gyvas ir jame gyventų žvėrys. Kaip miškininkai sprendžia šią problemą? Kad ir vilkas būtų sotus ir avis liktų sveika. Lankomės Ignalinos miškų urėdijoje. Jaunuolynas yra pušies kultūros, sodintos 2002 metais. Šios kultūros mes jau įpratę vadinti, jos yra amžinos kultūros. Kažkur tai jos yra nuo 1967 metų kirtavietės. Tos kultūros buvo įveistos po 2 metų tada. Ir tas kultūras tenka iš metų į metus, kiek tai pasodinus jas išauklėjus, tenka jas nurašyti. Nurašyti tenka ne dėl ko kito, kaip dėl briedžių
padidėjusios veiklos, briedžių padidėjusios skaičiaus, tiek girininkijoje, tiek visos urėdijos mastu. Kaip matot, yra bandyta 2003 metais užtvert tvoras, po to šie plotai atiteko, perėjo į kitos girininkijos ribas, buvo atsisakyta tų tvorų ir imtasi apsaugot kultūras repelentais. Tačiau repelentai nėra tokia efektyvi priemonė kaip tvoros ir ko pasiekoje matom sudarkytą šiai dienai jaunuolyną. Čia repelentas apsaugojo, savo darbą padarė. Toliau auga viršūnė, tai jisai apart šitų šakelių, tai jisai dar pabando ir čia. Ir čia. Vasaros metu, vasaros jų mitybinė bazė šiek tiek yra kitokia. Jie ten laikosi daugiau drėgnesnėse, šlapesnėse vietose. Gal įtakoja šiek tiek ir grybautojai tam dalykui, kadangi juos vis tik ir pabaido. O žiemą, kada tampa jau ramesniai laikai žvėrim, juos mažiau išbaidomi, jie ateina į žiemos ganyklas, kuriam reikalinga tiek viržiai, tiek pušaičių, daugiau spygliuočio kažką tai. Ir čia pagrindė visas žiemos jų darbas ir vat ganyklose. Šitos visi jaunuolynai yra daugiau mažiau pažeidžiami. Kaip rodo patirtis, tai tas turim tvoras išsaugot, nes vienas iš pats efektyviausių būdų mūsų atkurti tas baltasis miško dėmes, kurios eilę miškotvarkos vykmečio laiko būdavo kultūros. Dabar, va, kaip matot, jau yra nemažas jaunuolynas. Visam rajone priskaičiuom jų virš 100, bet reikia turėti galvoje, kad pas mus ateina atklysta ir iš Baltarusijos kraštų briedžiai, tai va ten daugiau Visagino pusė. Yra Gervėčių Sengirės rezervatas, kur briedžiai ten laikosi, jie laikosi vasaros ten ganyklas būna, o žiemą jiems čia yra nedidelis atstumas ir jie atkeliauja čia į žiemos ganyklas maitintis. Tai dėl to čia buvo ir pasirinkta tų tvorų tvėrimas, kadangi yra rezervatas čia pat, jokia ūkinė veikla ten rezervate yra nevykdoma, jokia medžioklė yra nevykdoma, ten jie laisvai, niekieno nekliūdami ir gyvena. Rajone sumedžiojama kažkur po 10-12 briedžių vidutiniškai į metus, čia priklausomai nuo metų, ne visus metus vienodai briedžių, kartais nuo 7 galima iki 12 sakyti. Patinų santykis irgi su patelėm labai skiriasi, čia aišku nuo apskaitos. Kaip miškininkas tai norėčiau paprašyti, pagituoti aplinkosaugininkų vyrų, kad visgi išgirstų tų mūsų miškininkų prašymą, kiek galima gal padidinti medžiojamų briedžių procentą nuo apskaitos imantį. Tokiu būdu mes galėtumėm išsaugoti daugiau jaunuolynų, užauginti gražių pušynų ateities kartom. O kaip medžiotojam, tai norėčiau irgi pakviesti medžiotojus, kad į tas žvėris žiūrėtų medžiotojas ne vien per vieną prizmę, kad žinoma, jų negalim išnaikinti visų, reikia ir turi būti miškas su gyvybė, su žvėrim, kitaip jisai nebus visuma tokia kaip miškas, bet visgi tai tvarkingai visus atsirenkant, selekcinius galbūt žvėrelius, galbūt reikalingus ir kur daugiau susikoncentravę kiekiai, tenai pamedžioti intensyviau, išsaugant miškus ir visas medžioklės, tas visas tradicijas išlaikant ir neskriaudžiant ir medžiotojų pačių norų. O dabar atėjo metas vykti į medžioklę. Šiandien atvykome į Bazilionų medžiotojų būrelio medžioklės plotus ir norėtume mes patarti, gal parekomenduoti kitiem medžiotojams apie šernų viliojimo aikšteles. Anksčiau darydama, kaip dabar matote, pildome grūdus ar ten žirnius ar ten kukurūzus į atviras aikšteles, kurio pasekoje būdavo dalis pašarų būdavo suminta, dalis suėsta žvėrelių, o dalis supūdavo.
ir po to auga dilgelės, piktžolės, naudos, sakykime, labai mažai yra. Aišku, pretenzijas būna ir nuo ūkininkų, ir nuo plotų naudotojų savininkų, kurie tai nepageidautina. Ko nebus sekančiose viliojimo aikštelėse. Dabar atvažiavome čia taip pat irgi Bazilionų medžiotojų būrelio medžioklės plotuose, kur šernų viliojimo aikštelės, kaip atrodo šiandien mūsų, kuom skiriasi nuo to, ką mes prieš tai rodėme, ir dabar va šitą variantą. Čia yra variantas, kur telpa, aišku, galima čia pilti ir daugiau, bet telpa 20 kg, tai tikrai kaip yra leidžiama. Žiemos sezonų, kada yra nebedžiojama, mes pilam ir daugiau. Reiškia, šitas variantas pasiteisina tuom, kad grūdai nesusimina, šernas ateina va iš čia, jis paėda ir kiek jau yra to pašaro, jam užtenka, jisai paėdęs ir nueina ir nereikia tankiai maitinti. Ko pasekoja, šernai neina į laukus, negadina ūkininkų pasėlių, jis visuomet turi čia ką pasimaitinti. Medžiotojams siūlome naudoti va šitokie viliojimo aikšteles, kurios yra tikrai patogios, grūdai nesuminami, ką šernas suvalgė ir liko toliau, ir vėl pabiro, ir vėl jis valgo. Šernas atėjęs pavalgė tiek, kiek jam reikia, ir jis išėjo. Tai yra dviguba nauda. Grūdai nesumina, grūdai nesupūva ir nedaro ūkininkam žalos. Aukštis turi skirtis kiekvienam pašarui. Jeigu mes norim universalę, reiškia padaryti tą šeriklėlę, viliojimo šeriklėlę, turi būti aukštesnis tarpas tarp šitų grindelių, kur šernas maitinasi, ir tarp išbirėjimo tos vietos. O jeigu mes norim padaryti grinai kažkokiam tai daugiau gal grūdų atliekom, tai automatiškai turi būti daug aukštesnis, nes tada kimšis ir šernas negalės normaliai maitintis. Sakykime, avižom tai yra maždaug 7, 8, iki 10 cm. O kitiem, reiškia tokiem, sakykime, su žolėm grūdam, tai turėtų būti gal 12 cm, 13. Ir dabar va, čia pas mums yra supilti miežiai su kvietrugiais. Ir jis labiausiai, vat, matome, čia praeitą naktį buvo šernai ir valdė juos, ir jos pribiro ir vėl dar liko. Šiandien ateis vėl ir jie čia vėl maitinsis. Ir tikrai neužtriks. Šitas dangtis geriausia yra tvirtinimas ant vyrių arba ant kokios diržinės juostos iš šitos pusės, iš antros pusės, o čia uždarius patartina uždėti kažkokį tai kabliuką arba sklastelį, kad šernas priėjęs nenumestų to dangčio ir neliptų į vidų. Dar norėčiau pasiūlyti medžiotojams šitokį variantą, kaip reiškia pakabintas vamzdis. Jis gali būti pakabintas ant trišakio, gali būti pakabintas kažkur tai pamiškėje ant šakos. Variantų yra visokių. Gal ant kokios gerbės galima būti pakabinti ar kaip. Ir yra šitas vamzdis turi būti kabėti iki 5 cm nuo žemės paviršiaus, užpildomas grūdais, įsipilamas šitokiu būdu. Po to yra uždedamas dangtelis, kad neprilytų lietus, kad neišbrinktų grūdai ir kad jie galėtų laisvai birėti. Priėjo šernas, jis tą suėdė ir jis jau vėl pajudino ir vėl byra grūdai. Va. Kaip švytuoklė dirba. Ar tai įsikyta, ar tai panašiai. Va. Ir jis šitokiu būdu jis maitinasi. Telpa panašiai apie iki 10 kg į šitą vamzdį. Bet tai yra labai efektyvus dalykas ir tikrai yra patogu ir nesudėtinga, tai kainuoja labai nebrangų. Ir kas liko, reiškia, uždengtas, nei prilyja lietus ir nieko. Tai va, toks dar yra variantas. Medžiotojai! Šiandien medžiosim
Bazilionų medžiotojų būrelio plotuose, Bagdoniškės miškas ir čia mūsų vadinamas trikampis. Medžiojam iki 11:30 turbūt, esant tikimybei, kad bus šernų esant ratėjimą, galime medžioti biškį ilgiau. Medžiojam šernus, reiškia tie dideli, kuiliai vadinami, ir antramečius. Žiūrim kiaules, kad jų, reiškia, neliest. Ir selekcinius stirninus, selekcinius mažais ragiukai, ten gali būti apžėlę, jie tokie, pinai įsižiūrim, visi, man atrodo, turit selekcininkų pažymėjimus. Tuos didžiuosius medžiosim tada, kad pasibaigs ruja. Baigus medžioklę, trumpąją SMS žinute informuojat mane. Vakarėje leidžiasi saulė, baigiam visus išvežioti bokštelius, sėsim, lauksim gal ką ir pavyks pamatyti, gal net ir sumedžioti. Medžioklė, aišku, įvyko, bet tik tai be laimikių. Kas matė kiaulę, kas matė paršiukus, kas matė elnią, kas matė šerną. Dėkui už medžioklę. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos. Alasa, apsaugos sistemos. Vežame keleivius nuo 8 iki 50 vietų komfortabiliais autobusais. Audio video, kondicionierius, keleivių draudimas. Nuomojame autobusus įvairiems pobūviams, medžiokliai ir žvejybai.
Tai ginklai, kurių laikui bėgant metalinių detalių nepakeitė plastmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis dengtas juodu chromu suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą. Laukiame jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Sveiki medžiotojai! Noriu Jums pristatyti išskirtinį ir labai viliojantį Vilniaus ginklų pasiūlymą. Tai yra pneumatinis šautuvas su optika. Ir visa tai tik 130 litų. Noriu padėkoti visiems dalyvaujantiems įdomiausios nuotraukos konkurse. Priminsiu, kad nugalėtojas bus apdovanotas Ginalo firmos prizais. Nuotraukas siųskite adresu osvaldaseta@tauragas.lt. Šiandien tiek. Neplauko jums, netauko. Iki. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.